Atvykau pakalbėti ir papasakoti jums, kodėl geriau yra rinktis vieną rangovą negu atskirus meistrus. Svarbus dalykas tai yra finansų planavimas. Dirbant su rangovu, jisai sugebės jums paskaičiuoti sąmatą ir įvertinti visus darbus nuo A iki Z, tai yra nuo elektros instaliacijos iki buto valymų. Dažniausiai dirbant ir renkantis meistrus ar pavienės įmonės, jie sugebės įvardinti tik tai savo atliekamų darbų kainą. Tai bus dažniausiai kaina už kvadratinį metrą, už elektros tašką, už plytelių kliejimo kvadratinį metrą. Tai samatizuotis ir skaičiuotis biudžetą teks patiems, nusimatyti, kiek tai gali kainuoti. Žinot, tai gali būti problema, jeigu imate paskolą iš banko. Tarkim, jeigu jūs įsivertinsite, kad įrengimas kainuos 20 000, o gausis 30 000 kaip pavyzdys, tai tiesiog likusią pinigų sumą reikės finansuotis iš savęs. Tiems, kurie planuoja savo biudžetą ir ima paskolą iš banko, nes bankas įrengimo finansavimą finansuoja pagal pateiktą sąmatą prieš darbų pradžią, o atlikus darbus išmoka pinigų sumą tik tai tokia, kokia jinai buvo numatyta. Taip pat dirbant su įmonėmis dažniausiai nereikia turėti savo pinigų įrengimui. Jums užtenka turėti tik tai pradinį įnašą tiek, kiek reikalauja bankas, tai dažniausiai 15 arba 20%. Tai yra pirminis ar antrinis turtas, o visą kitą įmonė įrengia į savo lėšų. Tai reikia atsiskaityti su įmonė, atlikus vertinimą ir pasiėmus pinigus iš bankų. Priešingai su meistrais ar su skirtingomis įmonėmis už atliktą darbą reikės atskaityti iš karto po darbo. Tai reiškia, kad patirsite papildomų išlaidų. Įmonės tikrai gali pasiūlyti konkurencingesnės darbų kainas, nes tai yra jų specializacija, nes jos uždirba iš visų darbų tam tikrą maržą, priešingai negu meistrai, kurie uždirba tik tai iš savo konkretaus darbo. Taip pat dirbant su įmonėmis, medžiagų kainas gausite ženkliai geresnės negu pirkdami už mažmeninę kainą. Įmonės, aišku, kas be ko turi nuolaidas. Tipinį 2-3 kambarių butą kažkur galime rengti maždaug per 3 mėnesius, dirbant su rangovu, kuris atlieka visus darbus pats. Dirbant su meistrais, tas laiko tarpas greičiausiai gali įsitęsti ir dvigubai. Nes pirmiausia, jūs užtruksite papildomą laiko ieškodami meistrų, nes reikės surasti skirtingus meistrus skirtingiems darbams. Tai yra elektrikai, dažytojai, plytelių klojėjai, gipso montuotojai. Taip pat gali atsirasti daug problemų derint grafikus tarp jų darbų. Pavyzdžiui, sutarsite, kad elektrikas turi atlikti darbą per savaitę ir po jo turi atvažiuoti, tarkim, gipso montuotojų darbai ir dažytojai. Elektrikui susirgus ar nepadarius darbo laiku negalės pradėti savo darbų sekantys meistrai, tai yra dažytojai ar gipso montuotojai. Tai ne faktas, kad sekantį darbą atliekantis meistrai jūsų lauks. Jie tiesiog gali pasiimti kitą objektą ir tiesiog turėsite vėl langą, kada turėsite laukti, kol pas jūs į objektą grįž dažytojai ar gipso montuotojai.